Sistemėlę dabar naudosiu ganėtinai ploną. Labą dieną. Atvyko į savo seną gerą vietą. Senai jau čia bebuvau. Žiūrėsim, kaip čia pasikeitė viskas ar ne. Čia būdavo labai faina vieta. Visai neblogai kipdavo įvairių žuvų esu pagavęs. Čia gali tikėtis visko. Sistemėlę dabar naudosiu ganėtinai ploną. Čia 0,7 valas. Slankiantis švinas. Ir koksai geras pusmetris pavadėlis. Čia šitų galima dėt, galima nedėt, kaip pačiam patinka labiau. Kita sistemėlė tai irgi panašus 6 valas. Geras metras. Tada va, paprastas mazgas, pavadėlis. Ir švino užsegimas. Švinus naudoju 110 ar 120 gramų šitie. 110. Šviesą prima. Čia gylis apie, gal 30 metrų kokiu. Plius minus. Dugnas turėtų būti lyg ir smėliukas, žvyras. Kaip įlanka šardo. Kartais būna labai, kad mažytės čia takoja smarkiai. Neįmanoma žvejoti, tik numeti iš kartampo. Va dabar jau tas ir vyksta. Nespėjau ten valą jau kimba. Pisau. Čia nepažvejosi ramiai tada. Čia nebus tik kalmarai, kad taip įdomiai tampa labai. Yra pirmas kalmaras ant gelminės. Greit atsiliepė, tik užmečiau. Pasileidžiu iš karto kampą. Ir čia pataiko labai gerai ir čia daug yra. Pirmas kalmaras šiuo metu. Kažkaip ant dugninės, kaip nebūtų keista. Kaip negreit atsiliepia. Tai nedydžio toksai. Jis labai gerą šviežią masalą. Spalvą pakeičia. Ir jau ramus guli. Ką, bandysim tada kalmarus gaudyti jau dabar. Iš karto užsidėsiu, gal turiu čia vieną sunkesnį. Čia nežinau, gal 30 gramų. Tai nereikės jokios sistemos nieko daryti. Ganėtinai greit nuskęstų į dugną man. Nu jo, greit nuskęs į dugną jisai. Kokia tai nesąmonė kiba. Nesuprantam, kad čia krabas, kalmaras ar žuvis. Nu jo, atvažiavau žuvų gaudyt. Kimba visokias nesąmonės. Nu bet faina ir tokia pagaut. Egzotika. Šiaip aštunkojus tai rekomenduočiau paleisti. Labai jis gražus gyvūnas, protingas. Ir nėra jis labai skanus, kad ten valgyti jį. Žvejoti irgi jo neypatingai kažkaip. Kelis kartus bandžiau, nieks nekibo. Geriau jį atgal.
Jo, įdomi čia ta žvejyba šitoj vietoj. Važiuoju vienu gaudyt, kimba visai kas kita. Bandžiau ant to masalo mėtyti, kalmaram niekas nekibo. Ir suprašė jos dabar. Šišaras kablys, nes taip per burną tai net netilptų. Žiūrėsim, ką čia dabar išrauksim. O, labai ilgai laukti ir nereikėjo. Tas jau vėl kitokio. Nėra labai didelė. Bet gal ne plekšnė bus. Nes spurda panašiai kaip plekšnė. O, čia plekšnė. Biški netaruošis. Kaip jį dabar paėmt, labai nedidelis. Pabandysiu gal kelt, gal nieko jam nebus. Drąsiai. Blemba ryjas biški. Bandome įsipaleisti. Nu, gal viskas jam gerai bus. Šaldytai skumbriai tai visą laiką siūlą naudoju. Nes be jo tai ten ištaško greitai labai. Čiagi nebūdavo kliuvinių. Tokį pagavau dabar. Dar viena rūšis. Rodysiu dar vieną sistemėlę, kaip galima žvejot. Tiesiog kabini paprastai kabliuką, spjauni skumbrės gabaliuką. Labai smarkiai aš jo nemausiu. Pabandyti tiesiai čia paleist su kojom. O, paėmė. Neblogas dar. Geras, kaip šoko. Bet čia net kaip paėmė viską. Čia varys turbūt kartą. O, dar vienas yra. Šalimais dar panašaus dydžio varinėje. Kažkaip pagausim dar ir antrą tą. Mano skumbrė jau prarijęs, kur išmečiau. Ciela su galva buvo. Nu, toks per didžiausias, bet visai smagus. Atrodo, čia kažkur, kad matytus gal kažkiek tai net. Atsileidžiam stabdį. Nes tikrai lieks. Iš lėto leidžiam. O, paėmė. Nebloga. Ai, kur čia nuvarė papučia. Gerai, išlindo.
O, dar yra. Vėl slidžiu iš karto. Viskas daugiau nebetems. Šitas koks tai silpnas papuolė. Na, čia reikia bandyti gal užvalą kilnuot. Užvalą geriau nekilnuot. Gerai, dar vieną pagaunu. Reikės dugninės nusimest per naują jaučiu. Su ten tampė, visokios mažytės bus nutampę. Nu, sakiau, paskutinį pagaunu ir viskas ir nebekimba tas paskutinis. Pasipirta kažkokia tai nedidutė, kaipgi be knuriuko. Graži žuvis, bet su juo tai atsargiai spygliuoja šią turi nemažai. Jėja. Eik, tai čia gera buvo, bliama. Aš jau turėjau varyti iš čia, bet nepaleidžia šitą vietą mane. Paskutinis metimas, bet vis kažkas užkimba ir reikia dar kart mest. Taip prisikabina. Čionais. Nu, panašu irgi plekšnė. Pasipriešinimas. Nu. O, tiesiukas numeris 2. Šiek tiek didesnis iš pirmo, bet irgi iš mažųjų. Šitas gerai giliai neįrijęs. Dar vienas paltusas šiandien. Irgi nelegalas. Pramesiu dar ant kalmarų vieną kartą. Šitais nepasiteisino šiandien kažkaip visiškai. Ar gal truputį anksti jiem. Savaitėlė kita turėtų prasidėti. Nu, tiek to žūklė šiandien bus. Reikia pakuotis ir važiuoti namo. Tai iki kito karto.